mums tėvams buvo tik prie rusų, kad Džordžia ir dinamika mūsų iPod'e. Mes paprieštarausim šiame tėvų hip-hop'e. Tėveliai mūsų laikais naudoja Facebooką, kaip pagamint pietus. Jie suranda Google automobilį, gal ir kiberai, užtat kiekvienas turi ir buką galvių teletabių. Seniai jau nieks nežiūri. Tėvelis gali supant vaiką skaityti knygą ir viena ranka išardyti vežimą. Tu stojęs jau eini, o jis kaip studija ant kojų fotografuoja, filmuoja, fotografuoja ir jei reikės, jis bus netgi kaip dykiai, vienas prieš sistemą, bet tikiu, viskas bus gerai, bus ok, tikrai, o nuotrauka ant maikės, kad visi matytų, kad aš esu tėvelis. Tėvelis labai reikalingas, ko šeimos tai jo negali būti, ir kai užaugsi suprasi mažulė, tėvelis labai ypatingas. Tėvelis labai reikalingas, tikros šeimos be jo negali būti, ir kai užaugsi suprasi mažutę, tėvelis labai ypatingas. Mamytė labai reikalinga, tikros šeimos be jos negali būti, ir kai užaugsi suprasi mažutę, mamytė labai ypatinga. Pižama ir su veltais plaukais, keliuosi 100 kart per naktį su verkiančiais vaikais, jums pasaką reikės pasekt. Lopšinę sudainuot, kaip gera būt linksma mama, bet laikas eit miegot. Mes kepam, skalbiam, tvarkomės ir skaitome knygas, juk niekas kitas nepadės pasaulį šį suprat. Draugai, nekvieskite į barą, mes turim daug darbų, juk mūsų misija dabar augint savus vaikus. Televizorių nežiūrim, vien rodo reklamas, todėl bandysim kurti vien tik savo programas. Sveikai gyventi patariam ir gerbti vyresnius. Vaikai, klausykite tėvelių, jie juk myli jūs. Tėvelis labai reikalingas, tikros šeimos be jo negali būti, ir kai užaugsi suprasi mažutę, tėvelis labai ypatingas. Mamytė labai reikalinga, tikros šeimos be jos negali būti, ir kai užaugsi suprasi mažutę, mamytė labai ypatinga. Ji pasakys, kas nors tau darželį ar mokyklai, kad gali būt šeima su 2 tėveliais ar mamytėm. Tu būk budrus, nepasiduok, jie tave apgauna, tai nauja liga, tai Lyderizmo propaganda.